Gražesnis, bus jums patiems įvertinti, kuris gražesnis. Tai va, o dabar jo, Živilė ir Vokiečio Grizlys parodys tą paaišką. Tai yra, jūs stovėkit, turit kas nors medžiagų? Taip? Tai kam sakot, jis turėjo rasti. Va, dabar ne, Živilė, aš girdėjau vieną ausim, užsiminė labai teisingai, dar aš galiu iškart taip kaip pridurti, kad šuo, kaip anksčiau, kad buvo manoma, tarkim, daugelis iš jūsų mokytojų ar panašiai, turbūt mokėsi Pavlovo teorijos, tikrai tai yra senai paneigta, šuo masto, kaip ir masto bet koks gyvūnas. Šuo masto kaip 3 metų vaikas. Šuo puikiai supranta ir sugeba įvertinti savo darbo vaisius. Tai yra, kur labai neseniai tai yra rodyta, tai Vienos universitetas 2005 metais. Kaip pavyzdys, 2 šuneliai, elementari komanda, duok labas. Vienas duoda, antras duoda, vienas duoda, antras duoda, jie labai smagu. Vienas duoda, gauna duonos už tai, kitas duoda, gauna dešros už tai. Pirmas, kuris gauna duonos, antrą kartą auletės neduoda. Nes jis puikiai supranta, darbas vienodas, tam atlyginta daugiau negu man. Čia aš galėčiau pripasakoti be galo daug įvairiausių tokių įdomių labai mokslinių tyrimų, tačiau kadangi laikas ribotas, aukšta košė stovi mašina, jūs turite dar tie, kurie nežiūrėjo mašino, žiūrėti mašiną, tie, kurie žiūrėjo mašiną įvalgyti košės, o dabar Živilė dirba. Va, tai paleidžia ir jūs uosto. Jeigu kas nors turit, panelį lipa ant galvos, panelė reiškia buvusių kažkada, tai jau turėjo nuorūką kažkokią. Va, tai jūs uosto. Uostys iki vakaro, taip kad košė šols, mašina lauks. Nu ne, tai čia kas šitaip, ne, iš karto galima patikrą atlikti su jumis, jeigu jūs nesiduodate, kad jūs apuostėte iš šoną. Nu, bijoti irgi negerai. Aš irgi daug ko bijau, žinokit, jeigu aš nebijočiau, dieve, kiek prisidaryčiau įvairiausių negerovę. Aš dabar, žinokit, atsistosiu ir paimsiu rankoj, turėsiu tą, ką ieškojo Smailas. Dabar tylėsiu. Kuriam? Žinok, nelabai galima pakalbėti. Suras? Pabandyti vieną pabandė, po to pagimti, ne vieną 10. Živilė labai smagu, jinai mėgaujasi paiešką. Aš stebiuosi. Girdėjot, ką Živilė sakė apie uostę? Vat jums ir pamelavo, truputį gražesnis, bus jums patiems įvertinti, kuris gražesnis. Tai va, o dabar jo, Živilė ir Vokiečio Grizlys parodys tą paaišką. Tai yra, jūs stovėkit, turit kas nors medžiagų? Taip? Tai kam sakot, jis turėjo rasti. Va, dabar ne, Živilė, aš girdėjau vieną ausim, užsiminė labai teisingai, dar aš galiu iškart taip kaip pridurti, kad šuo, kaip anksčiau, kad buvo manoma, tarkim, daugelis iš jūsų mokytojų ar panašiai, turbūt mokėsi Pavlovo teorijos, tikrai tai yra senai paneigta, šuo masto, kaip ir masto bet koks gyvūnas. Šuo masto kaip 3 metų vaikas. Šuo puikiai supranta ir sugeba įvertinti savo darbo vaisius. Tai yra, kur labai neseniai tai yra rodyta, tai Vienos universitetas 2005 metais. Kaip pavyzdys, 2 šuneliai, elementari komanda, duok labas. Vienas duoda, antras duoda, vienas duoda, antras duoda, jie labai smagu. Vienas duoda, gauna duonos už tai, kitas duoda, gauna dešros už tai. Pirmas, kuris gauna duonos, antrą kartą auletės neduoda. Nes jis puikiai supranta, darbas vienodas, tam atlyginta daugiau negu man. Čia aš galėčiau pripasakoti be galo daug įvairiausių tokių įdomių labai mokslinių tyrimų, tačiau kadangi laikas ribotas, aukšta košė stovi mašina, jūs turite dar tie, kurie nežiūrėjo mašino, žiūrėti mašiną, tie, kurie žiūrėjo mašiną įvalgyti košės, o dabar Živilė dirba. Va, tai paleidžia ir jūs uosto. Jeigu kas nors turit, panelį lipa ant galvos, panelė reiškia buvusių kažkada, tai jau turėjo nuorūką kažkokią. Va, tai jūs uosto. Uostys iki vakaro, taip kad košė šols, mašina lauks. Nu ne, tai čia kas šitaip, ne, iš karto galima patikrą atlikti su jumis, jeigu jūs nesiduodate, kad jūs apuostėte iš šoną. Nu, bijoti irgi negerai. Aš irgi daug ko bijau, žinokit, jeigu aš nebijočiau, dieve, kiek prisidaryčiau įvairiausių negerovę. Aš dabar, žinokit, atsistosiu ir paimsiu rankoj, turėsiu tą, ką ieškojo Smailas. Dabar tylėsiu. Kuriam? Žinok, nelabai galima pakalbėti. Suras?
Pabandyti vieną pabandė, po to pagimti, ne vieną 10. Žiūrėjai labai smagu, jinai mėgaujasi paiešką. Aš stebiuosi. Girdėjot, ką Živilė sakė apie uostę? Vat jums ir pamelavo.